Kai kuriuose situacijose taip, aš, pavyzdžiui, dabar niekur nejau, tiesiog mėgau miške, tai buvau pasiėmęs 3,5 litro vandens ir nesukau galvos, man nereikėjo ieškoti jokios upės vandens telkinio, nors upė ganėtinai šalia ten apačioj nuo šlaito nusileidus. Bet įsivaizduokit situaciją, jeigu jums reikėtų eiti kokį 20, 30, 40 km. Įsivaizduokit situaciją, jeigu aš jums sakyčiau, pasimkit 5 litrinį vandens butelį į ranką ir nueikit 20 km. Ir dabar tą pačią situaciją padarykit pasiėmę savo telefoną ir įsidėję į kišenę. Manau, nieks nedvėjosit, kad bus didelis skirtums tarp tų dviejų potyrių. Tai lygiai taip pat su vandeniu ir filtru. Filtras yra gerai tose situacijose, kai jūs einat, kai jums reikia nešti tą svorį, nes kur jūs nešat 3,5 kg, čia jūs nešat kokį 50 gramų. Ir patikėkit manim, kai pradedat skaičiuotis 10 km, kiekvienas grams pradeda daryti svarbus, ypač jeigu šnekam apie kilogramus. Tai ten, kur būnat sėsliai, galite iškart pasimti vandens, ten, kur einat aktyviai, yra geriau rinktis filtrą, jeigu bus kažkokių vandens šaltinių, kur jūs galėsit išsifiltruoti tą vandenį. Nes irgi su vandens filtru niuansas, kad turit pasiruošti ir biški paplanuoti, kad ten būtų vandens šaltinių, iš kurių jūs galėsit pasisemti tą vandenį ir jį filtruoti. Filtro nuorodą įdėsiu į komentarą ir get back.